Turime labai gražų klausimą. Iškeliauja moteris jau save apiprekinti, įsigyti savo kažko, kas yra suplanuota, visa kita, šiuo atveju kremai. Ir nuvažiavusi į parduotuvę pasimeta, nes visko labai daug, kremų daug rūšių, daug visko, taip. Ir pasimetimas neaišku, ką pirkti, lyginti, skaityti, neaišku iki galo, ar čia tai, ar čia reikia, ar nereikia, ar bus naudinga, ar nenaudinga. Ir grįžus vis dėlto namo, nusipirkus keletą daiktų, savo kremus tuos, nėra energijos. Tai kur ta energija? Kodėl jos nėra? Nes tarsi atrodo, nu kažką dariau dėl savęs. Ir kai aš visada kalbu, kur moters energija išgaruoja, aš akcentuoju, kad moters energija išgaruoja tada, kai ji nesirenka savęs. Tai šiuo atveju kaip ir būtų pasirinkusi save, nes išvažiavo nusipirkti tų kremų, tų dalykų kažkokių, savo kažko. Tačiau kur šiuo atveju išgaravo energija? Gali būti daug priežasčių, papasakosiu apie keletą. Viena iš priežasčių siekimas tobulumo. Tai aš jau išvažiuoju, tai vienu ypu viską čia susipirksiu, čia bus labai gerai, aš save apdovanosiu, bet savęs neapdovanojau 3 mėnesius prieš tai. Tai tas vienas apdovanojimas, neaišku, kur reikia bebėgti. Ir ką čia jau iki galo savo pirkti. Net nejaučiu širdimi, ko aš iš tikrųjų galbūt noriu. Tai vat sukuria didelę įtampą kūne ir ta įtampa suvartoja didelį kiekį energijos. Dėl to grįžus nieko nebejaučiu, kad aš čia jokios laimės nebėra. Nes net neaišku, ką įsigijau, ko neįsigijau. Dar kodėl tai būna? Nes moteris nepažįsta savęs ir nesupranta. Taip, labai gerai suprantu, ką reiškia, nes man taip yra buvo ne kartą su makiažu. Kai tu nukeliauji, jau aš čia nusipirksiu, ateini ir galvoji, ką aš čia nusipirksiu, nieko nenusipirksiu ir išeini lauką, ne? Tai aš galbūt nusprendžiu, kad aš nesipirksiu nieko, nes nelabai ką suprantu. Arba įėjusi, nusprendžiu, kad aš nusipirksiu 3 dalykus, ko man iš tikrųjų reikia. Ir jau ten nebelyginsiu per daug, nes tikrai neskaitau, nesidomiu, man tai yra nepažįstamas rytis, kaip kitos ten įeik ir jau labai viską aiškiai žino. Tai čia reikia suprasti, kad jeigu mes linkstam į perfekcionizmą ir bandom čia įsiaiškinti per valandą arba pusantros tai, kas užtrunka tikrai kelių mėnesių studijų, įsiaiškinti, kokie kremai yra geri, kokios sudėtys yra tinkamos, kas man patinktų, kokie kvapai galų gale mane erzina arba neerzina. Čia yra grinai studijos moteriai apie save. Tai vat tas nusprendimas yra labai geras žingsnis. Aš važiuoju, skirsiu laiką savo, išleisiu dėl savęs, kažką savo nusipirksiu. Tačiau kai nuvažiuoja moteris ir pamato, kad jinai save uždelsusi ir užleidusi, va ten kyla įtampa. Ir ta įtampa vartoja tą energiją, kyla nepasitenkinimas, kyla pyktis, galbūt agresija, gal netgi nesugaudytos mintis, nu taip lemba, aš čia nieko nesuprantu, nieko nežinau, tai ko aš čia iš vis atvažiavau? Ir va tada ta energija senka, kažką nusiperkam, kažko nenusiperkam. Tai jeigu taip žiūrint, kaip iš tikrųjų galima būtų pasielgti, galbūt nieko nenusipirkti arba pasikliauti intuiciją. Einu per lentynas ir hop, kažkas sukirbėjo. Stoju ir pasižiūri. Kaina harmoninga, šiek tiek ir sudėtis, ir visai tai, ko reikėtų, ir pasiimu. Ir vat galima išspręsti šitą situaciją, kad nebūtų energijos nutekėjimo labai įvairiais būdais. Galima tiesiog nuspręsti, kad šiandien aš nepirksiu ir keliauju namo, susižiūrėsiu, ko aš iš tikrųjų noriu, ko reikia. Nes jeigu vėlgi atvažiavau, čia jau reikia, aš čia jau išleisiu pinigus, dėl savęs darysiu ir tai vėl čia reikia, o ko aš iš tikrųjų noriu, net nežinau ir net nesuprantu. Ir čia yra kova. Toje kovoje visada netenkama energijos, kas reikia, o kas noriu. Jeigu čia jau taip gan stipru, o čia nestipru, tai va čia taip ir maišosi, tarsi suprantu, kad turėtų būti iš noriu, bet tas reikia garsiai šaukia. Tai va yra daug momentų, kodėl išvažiavus apsipirkti nėra grįžus to džiugesio, nes per mažai apsipirkimų, nes per mažai supratimo, kas iš tikrųjų man patinka, kas man tinka, kas man faina, nes dabar, kai aš pati keliauju ir, pavyzdžiui, šalia mama važiuoja, ne,
Aš iškart, žinau, aš įeinu, aš va taip, vukt, nieko nėra, einam. Ir mama, gal čia dar, o kaip ta suknelė, sakau, nieko nėra, mami. Jeigu kažkas man tarsi, pagal spalvas, pagal kažką tiko, aš prieinu, medžiaga, ne, viskas keliauja. Įsivaizduojate, ne, labai labai aišku pas mane jau visas, bet turėjo būti daug kartų tam skirta laiko. Iš tikrųjų, nuoširdžiai apie tai pagalvota, kas man patinka, kokios medžiagos. Vat jeigu tai kalbam apie kremus, į ką norėčiau atkreipti dėmesį. Ar tai, kad būtų šviesinantis, ar tai, kad būtų labiau natūralūs, kas man yra svarbu.